Leidykla Balto ir Audioteka LT pristato Ilonos Madlen audio knygą Nuodas. Įgarsino Gabija Siurbytė ir Karolis Kasperavičius. Leidykla Balto, Audioteka LT, 2025 metai. Visos teisės saugomos. Įspėjimas giminaičiams, draugams, kurie iki šios akimirkos nieko prikišti man negalėjo, ir geriems žmonėms nenutuokiantiems, kas jų laukia. Praleiskite tas intimes scenas. Ilona. Begėdės dienoraštis. Piktavilkių legenda. Seniai, kai dievai ir basakojas laumės dar žeme vaikščiojo, šalia jų gyveno vilkai milžinai, miškų galingiausieji. Nuožmus ir nerimastingas piktųjų klano valdovas vilkų tarybos nutarimu buvo apvesdintas su priešų vado dukra. Vien iš šalto išskaičiavimo ir vilties, kad susimaišęs kraujas suvienis dvi per amžius kovojančias vilkų gentis ir bent 3 palikuonis pagaliau nutrauks tą beprasmį kruviną karą. Niekas porai nelinkėjo meilės, visi tik nekantriai laukė jauniklių, kaip nesantaikos pabaigos patvirtinimo, kaip antspaudo. Tik Milda, lietuvių meilės deivė, įsižeidusi patrakėlės lampinėjo aplinkui ir lyg juokais žėrė meilės dulkes jaunavedžiams į akis ir širdis. Kol tiedu, nieko neįtardami, ėmė ir pamilo vienas kitą. Sulaukusi pirmosios vados, vilkija lengviau atsikvėpė. Buvę priešai susivienijo ir susigyveno. Dabar viskas bus gerai. Po miškus sklido gandas, baigsis nesantaika. Tačiau jaunasis miško karalius su savo karaliene nuolat pykosi ir riejosi. Nors jiedu ir mylėjo vienas kitą, juos kurstė įgimta neapykanta. Visa giria skambėjo nuo jų pjautynių. Vieną dieną pats perkūnas rietynių neapsikentęs sviedė galingą žaibą ir išskyrė juodų amžiams. Vilkę pavertęs upe. Kai vilkų valdovas susivokė praradę savo gyvenimo meilę, iš sielvarto jam suakmenėjo širdis ir jis krito negyvas. Ta vietą žmonės pavadino Piktavilkiais. Kalbama, kad ten, kur Vilkuonos upė savo kilpoje akilai saugo vilkaširdžio akmenį, rūsčią ir vėjuotą naktį galima girdėti kaukiant 2 nelaimingus vilkus ir jų vilkiūkščius. Birželis. Sveikas Vilniau, pas tave aš vėl grįžau. Elzė. Vilnius kaip visada, net ir vasarą geba pradžiuginti atšiaurių vėjų ir rudeniškų lietumi. Tempiu lagaminą oro uosto plytelėmis ir laisva ranka telefoną priglaudusi prie ausies kviečiu taksi. Kol jo laukiu, atsisėdusi ant suoliuko apatiškai studijuoju savo atspindį stiklinėme pastate. Sako akys, sielos langai. Tai manieji turbūt vitrininiai. Plaukai, kai kur pašviesinti, kai kur natūraliai išblukę, dengia dalį nugaros. Ūgis, jei ne tie 2 trūkstami centimetrai, beveik manekenės. Iš tiesų esu tokia kaip ir visos, kai kur per mažai, kai kur per daug. Įdėmiai klausausi, kai su manimi kalba, nuolat šypsausi ir visada žiūriu į akis. Mintis išblaško šalia sustojęs automobilis. Vairuotojas sveikinasi ir paslaugiai paima mano milžinišką lagaminą. Pagaliau važiuoju pas gerą ištikimą ir lyg motina atvirų glėbių laukiančią Gytę. Su Gyte jau daug nueita. Ramiai, tvirtai, tik su nežymiais paklydimais. Vėliau prisijungs Smiltė. Su ta visada trumpai ir drūtai ir vien tik klystkeliais. Nesusilaikiusi šypteliu. Kaip draugės gali būti tokios skirtingos? Ką tai sako apie mane? Pagrindinis Gytės gyvenimo tikslas – susirasti tą tikrąjį ir tyrą, nuostabę, beribę meilę. Smiltės kuo greičiau atsistoti ant kojų pačiai. Jokių vyrų, jokios šeimos. Karjera, karjera ir tik karjera. Tikiu, pasiseks abiems. Dairausi pro aplytą automobilio langą į pažįstamas Vilniaus gatves. Kiek metų praėjo, kai išvažiavau iš šalies? Turbūt netrukus jau ir 10. Viskas pasikeitė ir Vilnius, ir žmonės. 2 draugės beliko, o kurgi kiti pažįstami. Lyg saugaus uosto ilgiuosi to anų dienų miesto, kur
Prie kiekvieno kampo su manimi sveikindavosi ir vardu mane šaukdavo. Tačiau šiandien aš čia prašalaitė, nelaukiama ir nereikalinga. Šiandien aš tik turistė su piniginė. Automobilis privažiuoja nurodytą pastatą, susimoku, vairuotojas išima lagaminą iš bagažinės, palinki geros dienos. Pakylu į viršų, duris atidaro Gytė. Labas, Saulė, oi, kaip pasiilgau, glaudžia mane prie krūtinės ir laiko suspaudusi glėbį. Taip gera ir šilta, grįžau. Bet ir šalta šiandien, tarška paleidusi iš glėbio, o aš suku į šalį veidą lik krūtinės, spaudžia kažkas. Užeik, o tai tau lietuviška vasara, na bet nieko, jau nuo rytoj žada atšilimą. Kaip visada apie orą pradeda Gytė ir lyg netikėdama, kad aš čia prišokusi vėl apkabina. Apsivijusi rankomis ir aš glaudžiu ją prie savęs. Turiu burbulų, sakau iš didelės rankinės, traukdama butelį Moët Chandon Ice Imperial. Nučiupau dar oro uostą. Rengiuosi striukę, stumiu į kampą lagaminą, šalia nusispiriu ir batus. Draugės akis džiaugsmingai sublizga. Tu kaip visada. Gytė mielas, apvalus ir minkštas žmogutis, nors minta vien grikiais ir avokadais. Tikriausiai slepia dešros griežinėlių po liežuviu. Ir šį kartą su džinsais kažkokiu beformiu nertiniu. Kaip visada ir stilinga, ir laiminga, o kai nusišypso, virsta žmogumi šypsena, vien tik ryškios lūpos ir širdis. Pakeliu į virtuvę savaime įsisiubuoja pokalbis. Iš aukštų taurių gurkšnodama šampaną su ledo gabalėliais atsidurėme balkone. Jau nepamenu, kiek metų nerūkau, bet kai grįžtu į Lietuvą, visada taip. Taurė, cigaretė ir šypsena. Per balkono kraštą tolumoje įžiūrime pažįstamą figūrą – Smiltė. Aukšta ir laiba kaip smilga, plaukia asfaltu, jos ilgi plaukai plaikstosi net žemiau pasturgalio. Batai be abejo aukštakulniai. Suknelė mini, o kojos iš pažastų. Kai pamatai, tikra lietuvių deivė. Kai prasižioja, mužikė iš vidurio kaimo. Smiltė turbūt ir susideda tik iš kojų ir keiksmažodžių. Gesiname cigaretes, lėtai einame durų link, bet staiga jos pačios atsilapoja. Na pindos, tai lakat? Su trenksmu įvirsta Smiltė ir nužvelgia taures mūsų rankose. Nesisveikina. Vilkdamas į lietpaltį beria priekaištus. Staiga pasisuka, čiumpa mane į glėbį, suspaudžia ir pasibuoja į šalis. Taip ji pasako, kad pasiilgo ir džiaugiasi matydama. Apkabinusi suspaudžiu draugę ir aš. Smiltė atsitraukia ir tiesia drobinį maišelį. Butelis romo, alita ir šaldytos braškės. Nuo šitos tavo bombos jų galvas skaudės. Neva pasipiktino, iš tiesų džiaugiuosi. Gera grįžti namo. Kaip vaikai tarškėdamos ir pasistumdydamos, virtuvėje imamės darbų. Ir prabėgusių metų regis nebūta. Gytė ištraukė Martinio taures ir mirko jų kraštelius į cukrų. Aš, vietoj plaktuko paėmusi Smiltės aukštakulnį, smulkinu braškės, susukusi jų pakelį į virtuvinį rankšluostėlį. Visai kaip studentavimo laikais, kai kartu nuomojomės butą. Smiltė akylai pila romą į plaktuvą, kur jau spraksi alita ir tuoj nukeliaus braškės. Kad visokiais birzgalais per daug nepraskiestumėt, paaiškina sugavusi mūsų stebinčias akis. Pasvarščiusi dar kliūsteli romo, o tada šaltų veidų paspaudžia mygtuką. Oi, mergo šiandien geruoju nesibaigs. Liūdnai kraipo galvą Gytė, imdama dailią taurę. Už nesudegintų raganų dukteris. Ir tas sudegintas jau per vėlai. Didieji gyvenimo žygdarbiai. Nojus. Tai ką reikia? Paėst, pašikt ir išgyvent dar vieną dieną? Manai sugebėsim? Pasisuku į šunį, tas viltingai žiūri į mane. Išmetu į orą agurko griežinėlį ir stebiu, kaip sugauna jį nasrais. Pasideda ant grindų ir apuosto kaip įtartino objektą. Lyg klausdamas, turim tai? Pažvelgia į mane. Bet vis dėlto kramto taip atsakingai, lyg skaičiuotų. Dėl dešros abejonių paprastai nekyla. Kol valgau savo čempiono pusryčius, kuriuos sudaro paskrudintos dešrelės, kiaušinienė ir kalnas daržovių, suskamba telefonas. Išvydęs Adomaitienės pavardę, sunkiai atsidūstu. Kas vėl nutiko? Klausau, teta, atsiliepiu žvaliai šakute baksnodamas maistą.
Pasvarstęs atsisakau minties dėti kąsnį į burną, kol kalbu. Geriau nereikia. Labas, vaikė. Jos akise aš taip ir neužaugau. Labą dieną. Kaip darbai, kaip reikalai? Ji visada maloniai pradeda pokalbį klausimais, į kuriuos nelaukia atsakymų. Aš iš karto prie reikalo. Kalbėjau su tavo mama. O ne, mintise suskamba pavojaus signalas. Jau žinau, kad nieko gero nepasakys. Mes pasitarėm ir nusprendėm išnuomoti senelių sodybą Piktavilkiuose. Giliai atsidūstu. Jau daugiau kaip 5 metai nuo pat pirmos dienos, kai grįžau į Lietuvą, ten mano saugus prieglobstis. Būtent Piktavilkiuose sukūriau geriausius projektus ir nesvarbu, kad ne mano tėvų namą, kuriame paprastai apsistoju, o šalia išlikusią autentišką senelių sodybą nori išnuomoti. Aš visiškai netrokštu turėti kaiminystėje nepažįstamų žmonių. Kamgi ją nuomuoti? Aloiza žolę pjauna, medžius apgenėja, viską puikiai sutvarko. Stovi, tegul stovi, duonos neprašo. Negerai namą negyvenamą laikyti. Kaime pilna negyvenamų namų, vienu daugiau ar mažiau. Aš neklausiu tavo nuomonės, tik įspėju, kad ketinu ją išnuomoti, nukerta Domaitienė. Gerai, bet kasgi norės nuomotis kaime trobą, dvejodamas pabrūžinų delnų, neskustas makrą. Oi, daug miestiečių dabar grįžta į kaimą. Aha, žinoma. Gal vis dėlto ir nėra ko gąsdintis, jei mieste nuomininkų ieškos. Nuo Vilniaus daugiau kaip 2 valandos kelio automobiliu. Autobusas regis išvis nevažiuoja, dalis atstumo miškais. Kas norės belstis į tokį užkampį? Nusprendžiau, kad esu saugus. Gerai, teta, darykit kaip norit. Įvertinę situaciją pasiduodu, vis tiek juk kitaip nebus. Teta užduoda dar keletą klausimų ir nelaukusi, ką pasakysiu, padeda ragelį. Adomaitienė. Lyg ieškodamas moralinio palaikymo pažvelgiu į šunį. Jis viltingai pakelia galvą, vizgindamas uodegą ir demonstratyviai žvairuodamas į mano lėkštę. Griki, kreipiuosi įspėjamai, cholesterolis labai kenkia širdžiai, metu gabalėlį dešrelės į viršų. Šuo vikriai stryktelė aukštyn ir ore sugauna kąsnį. Šis nuslysta turbūt net ne į skrandį, o tiesiai į užpakalį. Čia visi draugai, tik kai kurių anksčiau nesutikai. Elzė. Bare mus pasitinka linksmai nusiteikę apsaugos vyrai. Aukšti, plačių pečių, gan įžuliomis akimis sakančiomis, mes jūs matome kiaurai. Bet nesvarbu, mes juos taip pat permatome. Žmonių kol kas nedaug, tad draugiškai juokaujame, šypsomės, flirtuojame. Toks laukinis miesto džiunglių ritmas ir mums patinka jo nerašytos taisyklės. Ilgomis kojomis, dar prailgintomis aukštakulnių, žengiame vidun. Tik gitutės, žinoma, į aukštakulnius šokti neprikalbinome, bet susitarėme dėl basučių su platforma, o tai jau didelis laimėjimas. Draugė atrodo nuostabiai. Tamsi, laisvo kritimo sukne ir odinis švarkas. Berniukiško kirpimo plaukai banga sukelti į viršų, prisirpusios lūpos, uoga. Smiltė tikra amazonė. Už mus sugyta turbūt visa galva aukštesnė. Trumpa mėlyna suknutė, ciklamenų spalvos aukštakulniai ir tokios pat spalvos lūpdažis – fėja. Neįmanoma akių atitraukti. Aš pasirinkau suknelę aukštų kaklu ir be rankovių. Ji vos per pušlaunų. Tamsiai padažytos akys ir stambiomis garbanomis krintantis plaukai. Be abejo, originalūs batai aukštų, bet patogių kulnų. Kaip tik pasaulį užkariauti. Žudom vietoje, įkaitų neimam, įspėja Smiltė, it karvedys žingsniuodama baro link. Kur tu paimsi kokį įkaitą, juk nėr kur guldyti pas mus, išdykeliškai paerzina Gytė. Pasinaudoti ir palikti, juokiuosi sekdama iš paskos ir išgirstu, kaip už nugaros kažkas regis paspringsta kokteiliu. Bus linksma. Pasinaudoti ir palikti. Ūmai pakartoja gilus, žemas balsas, ko ne visai į ausį. Odą pajuntu karštą, jo iškvepiamą orą. Sustingstu, lyg įbesta.
Imkit ir išnaudokit, merginos, siūlo urgzdamas pašnipždomis. Staigiai atsigręžiu ir susitikus akims užgniaužia kvapą. Ir palikit, baigė pritildamas balsas. Man pašiurpsta oda. Ar tik ne pats velnias? Pasitikinti vyro laikysena gniaužia kvapą. Prieblandoje hipnotizuojamai blyksteli akys. Platus pečiai, iki alkūnio traitotos marškinių rankovės. Viena ranka atsainiai įkišta į džinsų kišenę, o ant riešo švystelėjęs masyvus laikrodis atrodo kaip žaisliukas. Keliauju akimis toliau. Naujo modelio Hermes diržo sagtis ir šviesus, neva juodu žymikliu apipaišyti odiniai batai. Žinau aš tą modelį. Visi aksesuarai išduoda prabangą. Vėl pažvelgiu į mane stebinčias akis. Pavojus, šaukia smegenys. Pavojus, pavojus, pavojus ir mano vargšė širdis apsala. Imk ir ką nori daryk. Regis tik dabar prisimenu įkvėpti. Jo lūpų kamputis pašaipiai kilsteli. Dievas turbūt buvo moteris, jei sukūrė tokį egzempliorių. Jei naudosimės tai visos, įsiterpia abejingai mus stebinti Smiltė. Atleisk viešpatė, jis nežino, ką šneka, priduriu nusigręždama. Dabar vyras jau šypsosi, atidengdamas tobulus, baltus dantis. Veidas įgyja berniokiško laisvumo. Šitam egzemplioriui tiesiog ant kaktos parašyta. Moterie, aš darysiu su tavim ką panorėjęs ir tu man tai leisi. Kaip tik tokius mes ir įsimylime to nesuvokdamos. O jie, tie arogantiški šikniai, nepastebi nei mūsų pačių, nei tos meilės. Paršas. Iškart užpykstu. Avansu. Vakarėlis greit įsisiūbuoja, atmosfera kaista, paakintos populiarumo atsipalaiduojame dar labiau. Ką čia man duodi? Įtariai akimis skenuoju taurelę, Smiltės man įbrukta į ranką. Neklausinėk, gerk. Nužvelgiu radioaktyvę spalvą, nepatikliai prikišusi prie nosies pauostau ir susiraukiu. Nuo šito plaukai pradėjo želti ant krūtinės. Visko gali būt, sutinka draugė. Bet pamatysi, kai bus gerai. Ir aš, žinoma, nebedvejoju. Vakarą leidžiame flirtuodamos ir šokdamos. Aplink mus renkasi žmonės. Draugiškai su visais šnekame, juokiamės, daužiamės taurėmis. Besidžiaugdamos akimirką dar ir dar kartą apsikabiname. Nuolat minioje pastebiu tą patį vyrą ir matau, kad jis taip pat mane seka akimis. Kaip pažvelgia, nusisuku. Vėliau vėl pajuntu žiūrinti į jį. Bendrauja su kitu išvaizdžiu vaikinu, bet mūsų žvilgsniai vis susiremia. Smagu pasitikrinti savo vertę rinkoje. Įžuliai šypteliu stebėdama jaunas dailutes merginas šokančias greta. Iš to, kaip žvelgdamos į mane blizga jo akis, akivaizdu. Kartelė aukšta. Gyte, neprapulk. Įspėju jausi matydama, kad draugė jau kurį laiką šnekučiuojasi su neaiškiu tipu. Aukštas, sportiškas. Tatuiruotėmis išpuoštomis rankomis. Jei Gitutė nori mesytės prie savo prieskų grikių, tai tegul, bet akių nenuleidžiu. Pašėlusi muzika pulsuoja gyslomis. Ir mes klykiame kaip išsilaisvinę paukščiai, linguodamos pečiais ir klubais. Varydamos visus iš proto ir pačios eidamos iš paskos. Pasileidusios močiučių stropiai augintas kasas, taršome plaukus į šalis, šokdamos į viršų iškeltais delnais, džiaugsmingai šaukiame savo pergalės ir jaunystės himną. Už mus, už juos, už pažadus neištesėtus. O vyrai kaip veršiukai išbadėjusiomis akimis siurbėsi į mūsų kojas, krūtines, akis ir nebyliai meldžia. Imk ir ką nori daryk. Mes pažadame viską, ko prašo. Ir jie juokiasi laimingi, apsimesdami, kad mumis tiki. Ir vėl daužiame taures, ir vėl keliame rankas, veldamos tobulai sušukuotus jų plaukus. Vienas aukštas prieina, toks tyras ir dailus. Šalia jo pasijuntu kaip jauna mergaitė. Šypsausi, žvelgiu pro blakstienas. Jis šypsosi man. Dar nesugadintas, o man taip norisi garsiai nusikvatoti. Iš jo, iš savęs, iš visų mūsų čia. Vaikinas drąsiai ima mane už rankos ir vedasi. It Mozė skirdamas minę pusiau. Seku patikliai. Pasilenkia, klausia kažko, neišgirstu, vėl lenkiasi. Vardas mano, tavo, neįsivaizduoju, juokiuosi.
Balkone įkvepiu pilnus plaučius nakties oro ir visa širdimi džiaugiuosi būdama čia. Vaikinas vėl lenkėsi žemyn prie mano veido, drovėdamasis prisiglausti kūnu. Staiga klausimas sviedžia mane iš muzikos magijos sūpuoklių. Kaip manai, kiek aš už tave jaunesnis? Užsikvatoju iš visų plaučių. Šia tau skaudi realybė, moterie. Pagaliau susitvardžiusi, pažvelgiu jam į akis, kaip įsivaizduoju, seksualiai papučiu lūpas, suėmusi jį už sprando prisitraukiu artyn. Įžūliai prisiglaudžiu prie jauno išpuoselėto kūno, šis baugščiai sustingsta ir tariu. Oi, liaukis! Padarau pauzę, leisdama lūpomis lysti jo ausies kriauklę ir nutaisau žemą seksualų balsą, stengdamasi pati iš savęs neprunkšti. Kam tie skaičiai? Neapkrauk jaunų smegenų. Stebiu jo sutrikusi veidą, bandantį suprasti, ką pasakiau. Vaikinas net atsilošia žvilgsniu įdėmiai tirdamas mane. Jo lūpose lėtai pražysta šypsena ir jis nusikvatoja, supratęs žaidimą. Šia tau nenaudėli. Išsiimu cigaretę. Jis pirmą pridega man, paskui ir pats prisidega. Rūkantiems skirtas balkonas pilno žmonių. Visi bent šiek tiek pasisukę liečiasi vieni su kitais. Patinka man šitas konceptas. Atsigręžusi į šalia stovinčią merginą susidaužiu taurėmis ir toliau šoku su kitais iškėlusi ranką su cigarete į viršų. Staiga pajuntu kūną. Užuot praslinkęs pro šalį kaip kiti, jis sustoja tiesiog už nugaros ir tvirtai priglunda prie manęs savo šilumą užgoždamas vasaros nakties gaivą. Tankiai sutvaksi širdis. Vėl apima numanomo pavojaus jausmas, taip sustingsta stirna, pajutusi į save nukreiptą strėlę. Kietas kūnas tiesiog spinduliuoja testosteroną ir mano moteriški keliai ima linkti. Vaikino veidas surimtėja. Man iškart pasidaro smalsu, bet lyg per Lietuvos balso akląją perklausą laikausi nepasiduodama pagundai atsigręžti. Vėl pradedu šokti, vos juntamai linguodama klubais ir pečiais. Labai aiškiai suprasdama, kad provokuoju. Vyras už nugaros siūbuoja mano ritmu, tobulai jausdamas kūną ir muziką. Ore sukibirkščiuoja įtampa. Lyg visiems čia esantiems šaukdamas apie užgrobtą niekieno žemę, vyras dar labiau prisiglaudžia. Mano širdis sulapatoja lyg atitrūkęs skalbyklės būgnas. Prasideda kažkoks modernus poravimosi šokis. Pusdami pro šnervės garą vyrai spaudžia vienas kitam ranką. Sveikinasi. Sveikas, Aivarai, linksminiesi? Girdžiu sodrų baritoną už savęs. Nugara nubėga skrusdelės. Plaukai ant kaklo pasišiaušia, pašiurpsta rankų oda. O viešpatie, kas su manimi darosi? Nesąmoningai lošteliu atgal, kilsteliu galvą. Vėl jis. Matau kampuotą smakrą, pasidengusi dienošeriais. Nepažįstamasis dar kažką pasako, kakle sujuda Adomo obuolys. Mano išdidumui nokautas. Tas vyras galėtų persimesti mane per petį, parsitempti į savo urvą, daryti ką tik panorėjęs, o aš jam ryte dar padėkočiau. Papurčiusi galvą išmetu cigaretę, kuri seniai tarp pirštų susmilko ir užgeso. Per dūmų rūką matau, kad smiltė sugyta taip pat balkone. Pamoju joms ranka lyg ieškodama pastiprinimo. Merginos prasibrauna, sveikinasi, tyriamai nužvelgia naujuosius draugus. Tai kuo užsiimat, kai netvirkinat nekaltų bernelių? Pašaipiai klausė vyras už nugaros. Jo balsas aidu atsiliepia manyje. Kaip aš galiu koncentruotis į klausimą, jei vaizduotė piešia tą kūną nuogą mano pataluose? Per pusę žingsnio atsitraukiu, kad visus matyčiau ir iškart pasigailiu praradusi jos skleidžiamą šilumą. Gydom senus ištvirkelius, nesvarščiusi meta smiltė, jos aštraus proto nepaveikė vyro žavesys. Draugė mosteli galvą į gytę. Ortodontė, taikiai pameluoja. Oftalmologė, duria pirštų savo į krūtinę. Pasisukusi į mane, matau mintise ieško tinkamos specialybės. Seksologė, užbėgus smiltė už akių. Atsisukusi veidu į vyrą, įžūliai ištiesiu jam ranką. Laura, prisistatau pirmu į galvą šovusiu vardu. Norėtum pasikalbėti? Vyras nusikvatoja, sugavęs mano dviprasmišką juokelį. Kai taip pateiki, nelabai turiu ką ir pridurti. Įžūliai žvelgdamas nutyla ir spaudžia mano ištiestą ranką. Nepaleidžia. Laura.
nė nebandau ištraukti savo liaunos plaštokos iš jo kieto delno. Nesivaržydama, lygiai taip pat kaip ir jis, žvelgiu jam į akis, prietemoje neįžiūrėdama spalvos, bet pagaudama pavojingas kibirkštis. Malonu susipažinti, merginos. Dailiojo siuvinėjimo kryželiu klubo pirmininkas. Nei rytas, nei labas. Nojus. Diena prasideda nuo monotoniško varpo gaudesio, galvas keliančio skausmo ir liežuvio pridžiūvusio prie gomurio. Jaučiuosi lyg per savo laidotuves. Pramerkęs akį bandau susivokti, kur esu. Susiraukęs nužvelgiu blankios ryto šviesos nutviekstą kambarį. Atmintyje išnyra praėjusios nakties nuotrupos. Buvome trise. Aš, Agnius ir mano jaunelis broliukas, kuris netikėtai ryžosi tuoktis. Žinoma, ryžosi, gan švelnus žodis, turint omenyje, kad nuotaka jau turbūt daugiau nei 6 mėnesį neščia, o jaunikį būsimas uošvis labai nedviprasmiškai paskatino. Kumščiais. Oficialus bernvakaris tik kitą savaitę, bet aš negaliu pakęsti jo pienburnių draugelių. Išėjome trumpam. Kaip kaleidoskope skrieja praėjusios nakties epizodai. Baras, merginos, kibirėliai prikrauti ledo, gaivių įgėrimų, taurių ir milžiniški buteliai degtinės. Aivaras. Kokį velnę Aivaras ten veikia? Ir kodėl savo asistentą tempiausi į lošimo namus? Ilgos kojos, trumpos suknelės, šiltas prisiglaudęs kūnas, kviečiamai vizginantis uodegytę. Oi, kokia daili uodegytė. Jaučiu, kad šypsausi. Laura buvo nuostabi. Savo aštriu liežuvėliu gydė mane kaip profesionalė. Visiškai laisva, nesivaržanti, su keistais juokeliais. Jie ne visada buvo juokingi, bet tai, kaip juokėsi jie, vertė mane šypsotis kaip idiotą. Kaip ji neva netyčia savo smailę krūtinę priglusdavo man prie rankos, kaip švelniai nagus slydo nuo žasto dilbių iki plaštakos valiukiškai erzindama. Kaip pažadu ir geiduliu blizgėjo jos akys, o šokant kūnas tekėjo mano rankose it vanduo. Malonius prisiminimus staiga užgožė vaizdas. Stoviu gatvėje laukdamas su Kempinskio kambario raktu rankoje, bet vietoj jos išvystu namo einantį Aivarą. Jis ir pasako, kad merginos pratęsė kokteilių degustavimo turą per kitus Vilniaus barus. Mintise bandau teisinti, kad turbūt draugės nusitempė, bet veltui. Jei būtų norėjusi, būtų pas tave atėjusi. Viepėsi užgautas vyriškasis ego. Neatėjo. Tada ir patraukėme mudu su Aivaru į kazino. Sako, nesiseka meiliai, sekasi kitur. O ten nutiko dar merginų. Dar degtinės, žetonų, užgauta savimylė, krūvo žetonų ir krūvos merginų. Šūdas. Buvo pralašta ryškiai per daug. Čia prisiminimų kaleidoskopas sustoja. Kempinskis. Suvokiu savo nuogą kūną ir kotą, pasistiebusi į lubas. Ironiškai šypteliu pusę lūpų ir tas pagiriotas. Staiga krūpteliu supratęs, kad aš ne vienas. Šiltas kūnas, šalia susisukęs į patalus, tyliai kvepuoja. Miega ramiai. Su baime bandau žiūrėti veidą. Mintise meldžiu, kad net pažinčiau Aivaro. Su palengvėjimu atsikvepiu, išvydęs po antklode pupsančias 2 krūtis. Laura. Viltingai žvilgteliu į veidą ir susiraukiu. Ryškiai man per jauna ir visai ne Laura. Nusivylimas persmelkė kiaurai.